Atramoje 5. Nikolasas Goropsovas, taip pat saugų linijoje 21. numeris Čeikų Diengas, 10. Lukas Devega, 31. Federico Palaciosas, 7. Ernestas Veliulis ir atakos Maigalyje, 28. numeris Sivertas Gušės. Hoiko 11 atrodo štai taip. 85. numeris Niki Meupė yra komandos vartininkas, labai patyręs, net 39 metų vartų sargas. Gynybos linijoje 4. numeris komandos kapitonas Jonato. Atrankos etape keliauji ne į konferencijų, dar į Europos lygos atranką ir būtent tokiu keliu prieš netokį ir ilgą laiką Vilniaus Žalgiris pasinaudojo, kuomet iškeliavo į konferencijų lygos grupių etapą. Panevėžio futbolininkai veržėsi į priekį. Štai tokia rungtynių pradžia ir tiesiog įspūdinga. Sektas, kad tai tik pats susitikimo startas, bet dar kartą pasižiūrėkime. Perdavimas ir išnyra Ernestas Veliulis priešais varžovų gynėją labai jau pasyviai. Baudos aikštelėje žaidžia varžovai, bet faktas mums tai nemotais. Ernestas Veliulis pasinaudoja tikslių perdavimų ir čia Diogo prieš bandę. Veliulis. Čadženovičius. Stabdosi kamuolį Juodkalnietis. Devega. Krenta baudos aikštelėje ir tai yra baudinys. Devega, o mes galime pasižiūrėti pakartojimą. Štai čia. Priema kamuolį Saugas. Ir taip. Georgos Kanelopulos. Prieš tai užsidirbo geltoną kortelę, bet dabar epizodas dar skausmingesnis komandai. Aišku, vartininkas patyręs 39, priminsiu. Meupė. Ir labai užtikrintai Nikolasas Goropsovas muša įvartį. Panevėžį švenčia. Triumfas Panevėžį, desperacija, net 4 keitimus atrodo iš karto ruošia varžovai. O mes dar kartą galime pasigrožėti. Nikolasas Goropsovas labai ramiai. Komandos naujokas jis yra, taip pat Kevinas Kosivi Benisonas žengs į aikštę, pasirodys joje ir Brooklynas Lionsas Fosteris. Labai ilgai traumą gydėsi šiame sezone futbolininkas, bet šiandieną jau nebėra ką daryti, o čia Panevėžys dar vieną ataką rengia. Perdavimas į baudos aikštelę ir tai yra 3-0. Sumbo muša įvartį ir kas darosi Panevėžyje? Už galvų griebėsi Panevėžio komandos ir gali jie patys negali patikėti. Iš tikrųjų labai sunku patikėti, kas vyksta čia. Nuoširdžiai pasakysiu dar kartelį Mazanis. Idealus perdavimas vėlgi. Klausimai ten Jonai Toivijo. Į priešingą pusę Noelis Sumbo išnyra priešais varžovų gynėją ir visiškai netrukdomas. Turėjęs tik vartininką.